galinės linijos. Čia galim pamatyti labai daug klaidų, labai daug Vilniaus Ryto taškų greitose atakose ir išties daugiau negu įtikinama galutinį rungtynių skirtumą. Zoninė gynyba nuo pirmosios atakos rikiuoja M-Basket Delamold. Ryto išpuolis. Perdavimas į kraštą. Tubelis yra 3 taškai. Į priekį veržėsi vilniečiai. Kartu su Tubeliu ir Džeivanu Greivsu, Parkeris Jacksonas Cartwrightas, Artūras Gudaitis ir Ignas Sarliūnas pradeda rungtynės Vilniečių starto bėgime. Užsiminė apie Mažeikių klaidas, pastarosios 3 rungtynės po 21 klaidą vidutiniškai. Ir bijau, kad tai dar gali būti ir ne pats didžiausias skaičius, bet čia Žygimantas Bartašius nejuokauja išėjęs į starto bėgimą ir antruoju šansu pelno 2 taškus su varžovo pražanga. Tai 10-osios Bartašiaus rungtynės šį sezoną bet safe Lietuvos krepšinio lygoje, 21 metų vidurio puolėjas. 2 taškus meta 73% taiklumu šiame sezone. Ir tai, ką tik matėme, buvo pirma jo pataikyta bauda jo Lietuvos krepšinio lygos karjeroje. Na taip, iki tol, kad ir šį sezoną metė 2, nei vienos nepataikė. Sargiūnas iš kampo nėra. Bartašius suspindo rungtynėse su savim per Lietkabeliu, kuomet surinko 12 taškų prieš Kauno Žalgirį, pelnė 4, taip pat ir 4 kamuolius. Aukštaūgis atkovojo. Urkis lygia su Gudaičiu po susikeitimo. Amantas Urkis iki galo ir nepavyksta užbaigti atakos taškais po prasiveržimo. Greivsas, staigus perdavimas Tubeliui. Ir labai staigi Tomo Zdanavičiaus reakcija. Be pražangos išmuštas kamuolys iš varžovo rankų. Vilniečiai ataką tęs, bet Mažeikiai vėl išsirikiuoja gynyboje. Gali tęsti ataką Rytas. Sargiūnas. Tubelis. 2 taškai. Labai užtikrintas Ąžuolo Tubelio startas. Visi pirmi 5 komandos pelnyti taškai priklauso būtent. Ryto susikeitimo gynyba. Urkis nusimeta kamuolį Valundui ir Šarūnas Valunda pataiko iš toli. Balandžio mėnesį jis buvo pataikęs tik 3 iš 22 tritaškių. O čia pražanga prieš Ąžuolo Tubelį. Ir čia prisėda su jaunaisiais Mažeikių klubo sirgaliais. Praėjusio sezono bet safe Lietuvos krepšinio lygos MVP. Vilniaus Rytas beje per paskutinės 7 rungtynes 6 kartus sumetė bent 90 taškų, 4 kartus perkopė 100 pelnytų taškų ribą. Ir dabar pastarosios 2 rungtynės iš eilės, kai virš 100 meta Sostinės komanda. Martynas Poliukėnas dar sykį grįžta į šią areną, kurioje praėjusiame sezone buvo vienas iš komandos lyderių. Dar pernai Mažeikiai žaidė atkrintamosiose varžybose. Užėmė 8 vietą, susitiko su Kauno Žalgiriu lygos sezono ketvirtfinalyje. Šiais metais 3 iškovotos pergalės ir pasiekti 4-ąją prilygtų mažam stebuklui. Paskutinį kartą sausio 11 dieną M-Basket Delamold laimėjo, iškovojo tą 3-ąją pergalę dvikovoje prieš Šiaulius po pratęsimo. Vėliau sekė 13 iš eilės pralaimėjimų seriją. Urkis ieško kelių link krepšio. Dar vienas nesėkmingas jo epizodas. Čia ir Žygimanto Bartašiaus pražanga, įpykęs Bartašius, bet nesulaukė perdavimo iš komandos draugo. Antroji komandinė pražanga Mažeikiams. Pražanga, kuri bent jau neleidžia Rytui bėgti į priekį. Dar viena pozicinė ataka. Žemaitijos sostinėje rengia svečiai iš Lietuvos sostinės. Sargiūnas bandė nusimesti kamuolį. Viskas baigėsi klaida. Pasametsas. Bartašiaus užtvara, žaidimas 2 prieš 2. Bartašius prieš Gudaitį. Snelis iš šoną. Taškų nėra, apsigina Rytas. Smagu matyti Bartašių taip visiškai be baimės žaidžiantį 1 prieš 1. Greivsas, laisvutėlis, bet metimas yra netikslus. Provokuoja pražangą Tomas Zdanavičius. Bent jau kol kas sužaidus beveik 3 minutės. 0 klaidų
Mažeikių komandos pasirodymė. Vilniečiai prarado vieną vienintelį kamuolį. Spėjusi mesti kamuolį Mažeikiai. Kasamecas. Bando centruoti, du varžovai prie jo, aidintis teisėjų žvilpukas. Pražanga užfiksuota. Ir tai antroji Jacksono Cartwrighto asmeninė pražanga. Kalbėjom ir Rimai studijoje apie tai, kad galim laukti jo gausaus minučių skaičiaus šį vakarą. Ir bent jau kol kas Ryto trenerių štabas palieka amerikietį aikštėje ir su dviem asmeniniam pražangom pirmajame ketvirtyje. Valunta. Ėjo liko Gudaitis, Valunta iš vidutinio nuotolio, 2 taškai į priekį. Veržėsi Basketball Delamold, 8-6. Valunta balandžio mėnesį per 5 rungtynes vidutiniškai rinko po -2 naudingumo balus. Čia puikus jo startas ir dar viena Mažeikių išprovokuota klaida ir nesportinė pražanga fiksuojama aikštės viduryje. Taip, Valunta įdomu, kad rinkdavo po daugiau nei 4 taškus, bet naudingumo balo vidurkis -2. Aišku, su Jonava -11, tai taip pat pakankamai prisidėjo, kad tas skaičius būtų velniškai nesėkmingas. Balandžio mėnesį 5 iš 14 tritaškių, 3 iš 22 tritaškių, 3 iš 8 baudų. Bet šį vakar Valunta startuoja pataikydamas pirmą tolimą metimą, pridėdamas ir vieną dvitaškį. Ir atkovotas kamuolys taip pat prie jo pavardės. Na dabar, kai komandai negali padėti ir Vytenis Čižauskas, dar didesnė našta ant Šarūno Valuntos pečių. Zdanavičius. Bartašius. 5 sekundės atakai, metimas iš kampo. Pritrūko tik tai taiklaus metimo iki labai gražios Mažeikių komandos atakos. Greivsis nepataiko ir iš po krepšio, tiesa vėliau Zdanavičių fiksuojama antroji asmeninė pražanga. Atliks keitimą Marius Viltinavičius. Justinas Jogminas žengs į aikštę. Jau dabar keliamas nuo suolo Justinas, kurį laiką buvo likęs iš rikiuotės, paskutinį kartą čia Telšiuose prieš Kauno Žalgirį žaidė Jogminas. Balandžio 13 patyrė traumą, tose rungtynėse susižeidė ir Nojus Mineikis. Ir Mažeikiai kalbėjo, kad kitos savaitės pradžioje arba artėjančią savaitę gali grįžti Justinas Jogminas. Jis visgi grįžta jau šią savaitę, o Ąžuolas Tubelis turi jau 9 pelnytus taškus per pirmas 4 rungtynių minutės. Ir toliau Vilniaus Rytui joks kitas žaidėjas nėra pelnęs nė taško. Gal ir matysim visas rungtynes. Basketball Delamold prieš Toks Ąžuolą susitarimas Tubelį. tarpusavy kelyje. Valunta Bartašiui. Ekstra perdavimas. Amandas Surkis. Nėra taškų ar ne? Jie visgi bus įskaityti. Ir čia Vilniečiai sako, kad patys Mažeikių krepšininkai išmušė kamuolį iš lango. Artūras Gudaitis kiek stuktelėjo į lentą, galbūt dėl to epizodo nuspręsta įskaityti taškus. Ir tad ir vėl gražus Bartašiaus perdavimas. Ir gražus kamuolio judėjimas Mažeikių komandos puolime. Greivsas. Švatas. Visiškai laisvas iš vidutinio nuotolio. Pelno savo pirmuosius taškus. Jacksonas Cartwrightas. 10 jo rungtynės specialiai Lietuvos krepšinio lygoje. O 9 taškus vidutiniškai renka. Valunta. Visiškai strigo Valunta, jokių pasirinkimų perdavimui. Tenka žaisti prieš Ąžuolą Tubelį. Žingsnelis atgal, metimas ir... Jeigu jau ir šis metimas būtų įkritęs, jau būtume beveik galėję pradėti kalbėti apie netikėtumų scenarijų ir jo tikėtinumą Mažeikiuose. Čia ir Ąžuolas Tubelis prameta iš po krepšio. Žygimantas Bartašius rodo, kad nereikia jam keitimo. Jis nori tęsti rungtynes 12-11. Skelbiant reklaminę pertraukėlę Telšiuose. Rytoj taip pat 2 rungtynės laukia. Wolves Twinsbet žais prieš Seven Bet Lietkabelį ir Klaipėdos Neptūnas prieš Šiaulius Kazino Admiral.
Ten nėra pražangos prieš Artūrą Gudaitį, bet Vilniaus Rytas ima kamuolį puolime, jau trečias toks atvejis šio vakaro dvikovoje. Sargiūnas laisvas. Dar sgi netiksliai, bet dar vienas puolime atkovotas kamuolys. Šį kartą Džeivonas Greipsas taškus renka pats. Antraisiais šansais jau 5 taškus iš 13 surinko Vilniaus Rytas. Urkis agresyviai iki galo nori pražangos. Amandas Urkis, ten jos arbitrai neižvelgia. Vietoje to tenka grįžti į gynybą. Ir Džeivonas Greipsas pataikęs iš po krepšio, dabar jau įsibėgėja, švysteldamas ir taiklų tolimą metimą iš kampo po Jacksono Cartwrighto rezultatyvaus perdavimo. Atkarpa 10-2 žaidžia VCF Lietuvos krepšinio lygos čempionai. Valanda. Bartašius iš toli. Tikslus metimas, pastarosios trejos rungtynės vos 23% tolimų metimų pasiekė tikslą. Tu apie Mažeikių komandą? Taip. Galvoju, kad Bartašius, nežinau, ar būtų tiek išmetęs, kad 23% tiesiog proporciškai galėtų būti kaip tikimybė. Čia vandens pertraukėlės dabar jau prašo Marius Kiltinavičius. 12-18. Dovanojo porą kamuolių. Tautvydas Baltrušaitis keliamas nuo atsarginių žaidėjų suolo. Taip pat ir Kristupas Leščiauskas pasirodo aikštėje. Čia Ryto spaudimas ir Jogmino pražanga puolime. Įsitikinę Vilniečiai, kad čia reikėtų ir peržiūros. Alkūnė į veidą smogė Jogminas Džeivonui Greipsui. Arbitrai keliaus prie skubios peržiūros sistemos, atrodo, dar prieš tai jų trumpas pasitarimas. Giedriaus Žibėno iššūkis pražanga yra griežtinama, tad Justinas Jogminas baudžiamas nesportinė pražanga. Taip jau sutapo, kad vos pakeitus Tomą Zdanavičių, aikštėje pasirodžius Justinui Jogminui, Rytas pradėjo savo sėkmingą atkarpą, kuri ir toliau tęsiasi. Mažeikių komandos nemaloniai. 3 minutės praleido Jogminas aikštėje ir -11, dabar jau -12 jo plius-minus rodiklis. Ir Vilniaus Rytas ir toliau lieka su kamuoliu. Perdavimas į kampą, Greipsas vėlavo prie jo prišokti Urkis. Tačiau taškų nėra, rezultatas nesikeičia. Lesamecas. Kristupas Leščiauskas nuomos pagrindais iš Klaipėdos Neptūno atvykęs į Mažeikių klubą. Leščiauskas iš vidutinio nuotolio nėra. Tolimas perdavimas, bandymas vėl bėgti į greitą ataką ir ten dar viena išprovokuota pražanga, bei dar 2 baudų metimai. Šį kartą Gytis Masiulis atakos smaigalyje. Masiulis solidžias rungtynes sužaidė prieš Klaipėdos Neptūną. Savaitės viduryje 16 taškų, 25 naudingumo balai. Naudingiausias tai buvo Ryto žaidėjas tame susitikime. Giedrius Žibėnas nuo atsarginių suolo pakėlė kapitoną Margirį Normantą. Vienintelis Gantas Kryžanauskas iš registruotų Vilniaus Ryto krepšininkų dar nepasirodė aikštėje nei sekundžiai. Vilniaus Rytas turi jau 2ženklį pranašumą. Elrušaitis. Viltingai pašokinėjo kamuolys ant lanko, bet Mažeikiam jau reikia galvoti apie gynybą. Normantas meta laisvas ir persvara toliau auga. Renka taškus komandos kapitonas. Pastaruoju metu sumenkusi Normanto statistika. Aišku, ir tų žaidimo minučių ne per daugiausiai. Pastarosios 5 rungtynės vos 13 vidutiniškai praleisdavo ant parketo Normantas. Dabar 4 žaidimo minučių atkarpa. Vilniaus Rytas laimi 19-2. Ir klausimas, ar pavyks Mažeikiams dar užsikabinti, dar gražinti intrigą į šias rungtynes ir bent jau sumažinti skirtumą iki vienženklio.
pataikė pirmąją baudą Leščiauskas, žaisdamas Mažeikiuose po kiek daugiau nei 6 taškus. Jis renka per rungtynes BCF Lietuvos krepšinio lygoje. Karjeros rungtynės balandžio 19 su Panevėžio Sivembet Lietkabeliu, tuomet 11 taškų surinko Leščiauskas. Gražiai supjausto varžovų gynybą perdavimais Vilniaus Rytas, bet flagas meta netiksliai. Ir Romandas Surkis. Ką ir kalba apie jį komandos draugai, kad tai yra labai gerą kūną, labai gerą fiziškumą turintis krepšininkas, tiek labai greitas, tiek labai šoklus. Ir kartais tikrai blyksteli šios jo savybės aikštėje, kaip kad pastarosios atakos metu. Lekia už aikštės ribų, 14 sekundžių turės vilniečiai. Na taip, Urkis šį sezoną buvo rungtynių, kur be keitimų teko žaisti Urkiui. Gandas Kryžanauskas jau dabar keliamas nuo atsarginių žaidėjų suolo, 5-osios jo rungtynės šį sezoną BCF Lietuvos krepšinio lygoje. Praėjusį sezoną buvo atveju, kai ir starto penkete jį pasirinkdavo Giedrius Žibėnas. Neretai matydavom tikrai tą sprendimą. Toks gynybinio plano žaidėjas, dažniausiai pradėjęs rungtynės starto penkete, bet žaisdavęs iki 10 minučių. Šiame sezone jį aikštėje matome rečiau, bet dabar jis pamėgina kiek paspausti Šarūną Valuntą. Dviguba gynyba prieš Valuntą. Valunta išvengia klaidos, bet jos neišvengia Baltrušaitis. Normanto perimtas kamuolys. Masiulis. Maliukėnas. Rastas atakos tęsinys. 3 taškai, jau 5 tolimą metimo pataiko Vilniaus Rytas. 5 iš 10, tad puikus pataikymo procentas, nors atrodo, kad įsiminė ne vienas tas netaiklus metimas ir net keista matyti, kad 50% taiklumu Rytas meta 3 taškius pirmajame ketvirtyje. Valunta, Jogminas. Geras perdavimas Leščiauskui, šis renka taškus nuo lentos. Paskutinioji pirmo kėlinio minutė prasidėjo. Kryžanauskas iš aikštės kampo gražiai atakavo jį pasitikinėjusi Amanda Urkį, o Margeris Normantas baudos aikštelėje pelno 30 Ryto tašką pirmajame kėlinuke. 30-18. Sunkiai sekasi gynyboje Mažeikiams. Jogmino rankose atsidūrė kamuolys, bet labai neilgam, nes Martynas Paliukėnas buvo šalia. Be pražangos kamuolys išmušamas. Jogminą keičia Bartašius. Toks Mariaus Kiltinavičiaus sprendimas, besibaigiant pirmajam kėliniui. Gražiai Leščiauskas suranda Žygimantą Bartašių, kuris jau šį vakarą jau turi savo gražiausių epizodų rinkinį ir tikėtina, kad jį tik pildys likusių rungtynių metu. Paskutinėse sekundės priklauso Rytui. Dar kamuolys šveičiamas ir per visą aikštę. Aidi sirena 30-20. Taškus ir surinko Ąžuolas Tubelis, Rytas priekyje 30-20. Draudimo bendrovė Lampensa pristato šias rungtynes iš Žemaitijos sostinės. Leščiauskas labai apmaudžiai nesugraibo kamuolio po Šarūno Valuntos perdavimo. Tokia neišprovokuota klaida. Ir dar viena vilniečių galimybė ir toliau aikštė ginasi Mažeikių Ambasket. Ir čia puikiai atsilaiko prieš Gydymasiulį Tautvydas Baltrušaitis. Veiksmas keliasi į kitą aikštės pusę. Valunta stabtelėjo Baltrušaitis Bartašiui. Naivus perdavimas. Gantas Kryžanauskas buvo iš priekio atsitvėręs varžovą. Čia Valuntos sąmoninga pražanga prieš Gydymasiulį. Aukščiau duok tą perdavimą, kur tu duodi krūtinės aukštyje. Marius Kiltinavičius
sako savo auklėtiniu, jo Margeris Normantas jau turi 8 pelnytų taškų. Pastarosios 5 rungtynės net po 4 vidutiniškai nerinkdavo Ryto kapitonas. Jam irgi reikia tokių laisvesnių rungtynių ir tiesiog pajusti tą taiklių metimų skonį, pajusti žaidybinį ritmą. Iki atkrintamųjų varžybų jau lieka vos mėnuo. Ima kamuolį Kryžanauskas, puolime gražiai suranda flagą, bet kaip jį blokuoja Tautvydas Baltrušaitis. Gražus stogas ir blokas toks, kad nuo paties Seivijono flago kamuolys palieka aikštę. Baltrušaitis jau antrąjį bloką užrašė Ryto krepšininkams šiandien. Mažeikių ataka. Valunta. Bartašius. Atsilaiko Bartašius, bet čia dar viena basket klaida. Pražanga stabdanti greitą puolimą. Tautvydas Baltrušaitis yra jos autorius. 5 kartą suklydo basket Delamaut, nors rungtynių starte tų klaidų sugebėjo išvengti šeimininkai. Viena klaida buvo Jokmino nesportinė pražanga puolime. Ir dabar tas skaičius vis labiau auga. Kryžanauskas iš toli per Bartašiaus rankas. Ryto persvara auga iki 16 taškų. Tai didžiausias kol kas matytas jų pranašumas. Bet čia pat Šarūnas Valunta. Sako tolimų metimų. Antras jo tikslus tolimas šūvis. 2 iš 3, kai šį mėnesį buvo 3 iš 22, o čia Urkis iš viršaus. Tai tokia basket Delamaut atkarpa. Iš -16 iki -11. Urkio jau antras perimtas kamuolys šį vakarą. Ir tikrai gražus dėjimas greitoje atakoje. Kristupas Leščiauskas stambiu planu, būtent jam įrašyta asmeninė pražanga. Trečioji komandinė per 2 minutės 20. Ir 3 keitimai. Jokminas, Danavičius ir Kasamecas grįžta į aikštę. Kartu su jais joje lieka Leščiauskas ir Valunta. Normantas pataiko pirmąją baudą. Nuo suolo pakilę Ryto krepšininkai jau surinko 17 taškų. Mažeikių atsarginiai pelnė kol kas 4. Minėjau, kad Valunta 3 iš 22 tritaškių balandį, dabar 2 iš 3. Normantas 2 iš 3 šį vakarą, kai šiaip balandį tik 3 iš 12. Vakaras, kai galima gerinti asmeninės statistikas. O čia ir tos klaidos, apie kurias buvo kalbėta prieš rungtynes. Tiesa, Rytas nesugeba išnaudoti galimybės rinkti taškus greitoje atakoje. Leščiauskas stabteli, Kasameco perdavimas ir Zdanavičių blokuoja Gytis Masiulis. Taip greitai į priekį pasileidžia vilniečiai. Leščiauskas iškrapšto kamuolį iš Margerio Normanto rankų, tiesa, nesugeba jo išlaikyti aikštėje. Išlėkė geri keli metrai už aikštės ribų jaunasis Mažeikių krepšininkas. Ir toks gražus gestas, Normantas pats pribėgo pakelti nuo grindų oponentą. Toks kovingumas turbūt patinka ir pačiam Margeriui Normantui. Čia dar vienas kovingas epizodas ir Leščiauskas išprovokuoja ginčą. Tiesa, pagal pirmumo teisę Rytas liks su kamuoliu, bet epizodas nuo to nemažiau įspūdingas. Gytis Masiulis ir ūgio, ir jėgos persvara, ir Leščiauskas čia jam nenusileido niekuo. Tiesa, tas kovingumas šiuo atveju tikrai neatsiperga. Leščiauskas išmušė kamuolį, Leščiauskas išprovokavo ginčą ir komanda galiausiai vis vieną gavo tritaškingo Gyčio Masiulio. Valunta šį kartą pro šalį. Kaip greitai žaidžia vilniečiai, eilinė pražanga provokuojama. 4 komandinės, bet tai ir dar viena pražanga metimo metu. Džeivonas Greivsas stos prie baudų metimo linijos. Džeivonas Greivsas statistiškai oficialiai yra
9 blogiausias baudų metikas visoje Lietuvos krepšinio lygoje šiais metais. 28 iš 47 iki šių rungtynių, nepilnai 60%, tačiau blogiausias metikas Lietuvos krepšinio lygoje nuo baudų metimo linijos šiuo metu yra Zeivijonas Flagas. 15 iš 31, 48%. Čia puolime atkovotas kamuolys, blokas, bet ir toliau tęsiasi Vilniaus Ryto ataka. Čia ir Artūras Jomantas, būtent Mažeikių klube, pabaigė savo kaip krepšininko karjerą rungtynėse praėjusį sezoną su Klaipėdos Neptūnu. Kamaus Tauksas buvo tas žaidėjas, kuris smeigia pergalingą metimą tą vakarą. Normantas iš toli netiksliai, Jokminas atkovoja kamuolį. O lentomis Mažeikiai kiek sumažina savo atsilikimą, 10-17 atkovotais kamuoliais pirmojo Rytas. Eščiauskas turi progą, metą nepataiko. Žanauskas. Ir vėl rizikingas perdavimas ieškant aukšto ūgio. Jokminas įsivėgė iki galo, 2 taškai kairė ranka. Ilgi Justino Jokmino žingsniai link krepšio. Pelnė savo pirmuosius taškus, dabar Ryto atsakas. Gudaitis. Dar vieną tritaškį išsimeta Gantas Kryžanauskas ir šį vakarą 2 iš 2. Kodėlgi ne? 6 jaunojo Ryto talento taškai. Jokminas, tikrai nepasižymi staigių metimų Justinas Jokminas, bet, kaip matom, pataikyti gali. Čia jis kiek stumtelė Artūrą Gudaitį į nugarą ir Gudaitis tos mesti 2 baudos metimų. Jokmino tritaškis turėtų būti netikėtas Rytui. Šį sezoną iki šiol buvo pataikęs 1 iš 8. Bet jo taip jau visiškai ignoruoti, bet jau šiose rungtynėse vilniečiai turbūt nebenorės. Artūras Gudaitis prie baudų metimo linijos. Šį vakarą taškais dar nepasižymėjęs. Jo statistika šiuo metu Vilniaus Ryte 8 kamuoliai, 4 atkovoti kamuoliai ir 10 naudingumo balų yra faktiškai identiška tai, kurią jis fiksavo Tokijo Alvar klube šio sezono pradžioje. Taip pat 8 taškai, tiesa 5,5 atkovoto kamuolio, bet 10 naudingumo balų. Iš žaidimo Gudaitis Vilniuje atakuoja gerokai taikliau, 64% prieš vos 50 Japonijos krepšinio lygoje. 9-osios Gudaičio rungtynės sugrįžus į Lietuvą ir Petseit Lietuvos krepšinio lygoje. Dar buvo pora dvikovų čempionų lygoje Jokminas. Ir čia prieš Zdanavičių fiksuojama Igno Sargiūno pražanga. Pirmoji komandinė Vilniaus Rytui, antrajam kėlinukui jau persiritus į antrąją pusę. Čia ir reklaminė pertraukėlė Telšiuose. Pertraukėlė įpusėjo antrasis kėlinys, čia ir gražiausi epizodai bei priminimas, kad tikram krepšinio sirgaliui vertėtų apsilankyti ir oficialioje Lietuvos krepšinio lygos elektroninėje parduotuvėje. Skenuokite QR kodą. Pasirinkimo daug, tiek marškinėliai, džemperiai, sportinė apranga, aksesuarai, kamuoliai, lipdukai, viskas, ko širdis geidžia. Kol kas šios rungtynės taip pat bent iš dalies tokios, kokių širdis ir geidė. Mažeikiai laikosi bent jau tokiu pagarbiu atstumu. Šioje dvikovoje Tomo Zdanavičiaus baudų metimai gali juos priartinti iki 13 taškų. Čia ir Ventos bardakas. Mažeikių klubo sirgaliai, kurie ar šilta, ar šalta, ar pergalės, ar pralaimėjimai visada čia Telšiuose. Belieka atsiminti, kad tai yra Mažeikių klubo sirgaliai. Daugumai bent jau iš veidų sprendžiant nėra 18, bet į kitą miestą jie važiuoja kiekvienose rungtynėse palaikyti savo komandos. Visiška pagarba. Būtent. Sargiūnas. Aukšta trajektorija paleistas kamuolys. Tomas Zdanavičius. Kamuolį atkovoja, prieš tai pataikė abu baudų metimus. Valunta. Tenka keistis ginamaisiais Vilniaus Rytui. Prie Valuntos liko Gudaitis. Gražus Šarūno Valuntos perdavimas ir
Ten nebuvo galimybės jį paversti rezultatyviu, kadangi Javonui Gravesui fiksuojama pražanga gynyboje. Bet čia per petį labai gražiai iškišo perdavimas Zdanavičiui Valunta ir ta pražanga dabar išeina į naudą Vilniaus Rytui, nes ji kaip ir anuliuoja Tomo Zdanavičiaus dvitaškį. Šomkos ir Žibėno trumpas pokalbis. Galime tęsti žaidimą. Kasemecas prašė kamulio po krepšiu. Nuo lentos yra 2 taškai. Ir tai yra pirmoji Giedriaus Žibėno paprašyta vandens pertraukėlė šio vakaro dvikovoje. Skirtumas mažėja iki 11 taškų. Jacksoną Cartwrightą. ABC Lietuvos krepšinio lygoje po pauzės su kamuoliu Vilniečiai. Rytas metė tik 13 dvitaškių ir 17 tritaškių pirmoje susitikimo pusėje. 5 iš 13 pirmojų, 9 iš 17 antrojų atžvilgių. Čia dar viena klaida, ieškant Artūro Gudaičio. Ir tai yra ataka po vandens pertraukėlės. Ryto trenerių štabo kūno kalba dabar tiesiog kupina pasibaisėjimo. Vėliau ir trečioji Graveso asmeninė pražanga. Tuo pačiu trečioji komandinė Vilniaus Rytui. Leščiauskas. Perdavimas Zdanavičiui. Jis bando žaisti iki galo. Taškų nėra, papildomo šanso taip pat. Nepavyksta Gudaičiui, bet Tubelis išsaugo kamuolį komandai. Gravesas gauna bloką nuo Kasemeco. Ir ten galiausiai prasižengė prieš Artūrą Gudaitį. Mažeikiai, tiesa, Šarūnas Valunta akivaizdu, kad nenorėjo to padaryti. Griebėsi už galvos, antroji Valuntos pražanga. Ir taip čia norėjo išlaikyti vertikalumą ore Valunta, bet tiesiog kai Gudaitis eina į kontaktą, Valunta tiesiog buvo nupūstas kaip to stipraus vėjo šį vakarą Telšiuose. Čia jau nenori tenka pripažinti asmeninę pražangą. Gudaitis prameta pirmąją baudą, Kiltinavičius nuo suolo sugrąžino Urkį. 59%. Baudų taiklumas sezone dabar 1 iš 3. Šį vakarą Stevenas Įnokas komandai vis dar padėti negali, tad taip pat ir Artūro Gudaičio proga vėl kiek įsibėgėti. 12 taškų skiria ekipos. Kasemecas vėl drąsiai eina kiaurai Jacksoną Cartwrightą. Atmestas kamuolys. Išprovokuota pražanga, neteisus Gudaitis. Klaipėdiečiui tai buvo pirmoji pražanga tiktais, bet ketvirta komandinė. Pirmame ketvirtyje dar kiek daugiau nei 3 minutės lieka žaisti. Norėjo prasižengti iki metimo Gudaitis ir jam ir pavyko padaryti. Zdanavičius per Gudaičio rankas netikslus. Zdanavičiaus metimas galės sumažinti skirtumą iki vienženklio. Sargiūnas. Visiškai visi atsitraukia nuo Sargiūno ir jo metimas netaiklus. Toks savotiškas nesusikalbėjimas buvo tarpusavyje Mažeikių krepšininkų. Pražanga čia užfiksuota Artūrui Gudaičiui. Ir ta pražanga kamuoliui jau esant ore, todėl Tomas Zdanavičius keliauja be 2 baudos metimų. Rytas ką tik prasižengė 5. kartą ketvirtyje. Tad pirma pražanga buvo likus 4 minutėm 58 sekundėm, dabar per 3 minutės. Ta riba yra peržengta. Zdanavičius pataiko 15 baudą iš eilės balandžio mėnesį. Pažiūrėjau, paskutinį kartą sausio mėnesį buvo nepataikęs baudos metimo Tomas Zdanavičius. Tai nebūtų komentatoriaus prakeiksmas, ačiū Dievui, ne? Neišgirdo. Pakuteno nervus tas riedantis kamuolys. Bet smagu, tikėkime, kad ta serija tęsis kuo ilgiau. 9-2 tokia Embeskė Delamaudo atkarpa. Ir čia klysta Vilniečiai. Ir tai galbūt dar ne pabaiga. Šansas sumažinti atsilikimą iki vienženklio skaičiaus. Antrojo kilinuko rezultatas lygus 16-16.
kad Rytas bus suklydęs daugiau kartų negu Mažeikiai per tiek žaidimo laiko. Tikrai niekada nebūčiau pasakęs prieš šias rungtynes. Prameta Jogminas. Jacksonas Cartwrightas iki galo, bet ir vėl nesėkmingai. Urkis metasi į greitą puolimą, atakuoja Sargiūną. 8 taškai skiria komandas ir Giedrius Žipėnas. Daugiau pertraukėlių pirmoje rungtynių pusėje nebeturės, iki jos pabaigos lieka 2 minutės 15 sekundžių. Daugiau atkovojo už šeimininkus. Ir Rytas yra pasiekęs sezono rekordą. Pirmoje rungtynių pusėje jie dar niekada nebuvo pataikę 9 tritaškių. Čia Jacksono Cartwrighto taškai su pražanga ir tie taškai, kiek pakelia Vilniečių baudos aikštelėje surinktų taškų skaičių, kuris iki šio prasiveržimo siekia tik 8. Ta zoninė gynyba, bandymai susispausti, atiduodami tolimi metimai. Rytas neblizga tritaškų taiklumu šiame sezone, švelniai tariant. Ir ta taktika leido Mažeikiams iki šio epizodo rengti spurtą 11-2. Stanavičius iš vidutinio nuotolio. Atrodė, kiek užlaikė kamuolį Tomas Zdanavičius. Ryto proga didinti pranašumą. Normantas Tubeliui. Pirmuosius savo taškus iš to kampo buvo surinkęs Ąžuolas Tubelis, dabar meta pro šalį. Urkis. Tikrai su laisvė ir pasitikėjimu savimi žaidžia Mažeikiai ir tai yra patys blogiausi signalai Vilniaus Rytui. Pirmoje rungtynių pusėje, kad ir kaip baigtųsi šios paskutinės 70 sekundžių, jie toli gražu nesulaužė Mažeikių charakterio ir priešingai dabar jau leidžia M-Basket Delamode jaustis vis užtikrinčiau. Wow, Ąžuolas Tubelis tokio metimo nepataikė pirmojų bandymų. Antroji situacija taiso. Urkis ir Valunta po 10 taškų surinko Mažeikiams. Spaustas Jogminas. Ginčas. Pagal pirmumo teisę dabar jau Mažeikiams atiteks kamuolys. Tas tikrai smagu čia būti ir smagu šitas rungtynes sekti tiesiogiai. Leščiauskas per rankas. Netikslus jo tolimas metimas. Čia su kamuoliu liks M-Basket Delamode. Dar proga pasitarti su savo žaidėjais turi Marijus Viltinavičius. Tuo ir naudojasi Unika vandens pertraukėlės. Prašo M-Basket Delamode. 2 sekundės lieka iki antrojo kėlinio pabaigos. 51-40 gražiausi epizodai, kuriuos subūrė šių rungtynių krepšininkai. 14 sekundžių atakai po pauzės turės šeimininkai. Arūnas Valunta pasiruošė grąžinti kamuolį į žaidimą. Iškeliauti į Rūbinę atsiliekant vienženklių skirtumų būtų tikrai didelė pergalė Mažeikiams. Čia Valunta bando išsaugoti kamuolį, bet to padaryti nepavyksta. 7-ąjį kartą klysta M-Basket Delamode, lygiai tiek kartų suklydo ir Vilniaus Rytas. Bet Valunta, Leščiauskas, Urkis, Zdanavičius ir Jogminas tikrai laikosi kovoje mūšyje su Lietuvos krepšinio lygos čempionais. Jacksonas Cartwrightas prieš Kristupą Leščiauską. Pirmoji žingsniu aplenktas varžovas ir viskas baigėsi 2 taškių su pražanga. Jau antrąją tokią situaciją žaidžia Jacksonas Cartwrightas. 2+1. Antroji asmeninė Leščiauskui. Sulaukė ir dar vienas baudos metimas, kuris yra tikslus. Paskutinios atakos metu, tiksliau gynybinės situacijos metu,
Į žaidimą grąžintas Paliukėnas. Valunta. Perdavimas varžovui į rankas ir čia jau aidinti. Antrojo kėlinio sirena. 54. 4 traumuotas Nojus Mineikis šalia Bartašiaus ant atsarginių žaidėjų suolo. Draudimo bendrovė Kompensa pristato šias šeštadienio vakaro rungtynes iš Žemaitijos sostinės. Čia ir pirmoji Ryto ataka. Margeris Normantas pirmoje pusėje surinkęs 10 taškų. Ir čia yra Armando Urkio asmeninė pražanga. Urkis tik pirmąjį kartą pažeidžia taisyklės. Visiškai jokio. Oi, koks Ryto išsimetimas. Ir 2 lengvi Sargiūno taškai. Ir tai beje yra pirmieji Igno Sargiūno taškai šį vakarą. Iki tol jis buvo prametęs visus 4 metimus. Rytas su visai kitokiu penketu negu susitikimo pradžioje. Čia Jokminas gal ir persistengiau sakydamas po to pirmo pataikyto tritaškio, kad Rytas veikiausiai neberizikuos ties juo. O čia gražiai suvaikšto kamuolys ir Gudaitis tvirtai, bet galantiškai grūda kamuolį iš viršaus. Pirmieji Gudaičio taškai žaidimo. Pirmoje pusėje 2 taškus baudomis surinko vidurio puolėjas. 27 Ryto atkovoti kamuoliai pirmoje pusėje taip pat buvo jų sezono rekordas. Ir palyginimui praeitose rungtynėse, kurias Rytas žaidė su Utenos Uniclub bet Juventus. Oi, atsiprašau, tai jau ne praeitos rungtynės, reikėjo patraukti tą stulpelį žemiau. Bet prieš Uteną išmetė 7 tritaškius per pirmus 2 kėlinukus, prieš Jonavą 10, prieš Neptūną 15, prieš Mažeikius 21 mestas tritaškis, tai taip pat aukščiausias skaičius Vilniaus Ryto šiame BCFL sezone. 9 tolimus metimus pataikė vilniečiai per 2 kėlinius. Mažeikiai sumetė 3 tritaškius iš 13 po pertraukos. Matėme ir dar vieną netikslų. Valunta pataiko tik vieną baudą, bet pats sugeba atkovoti kamuolį puolime. Tai beje buvo pirmoji netiksli Ambesky Delamold bauda šiose rungtynėse. Urgis slysteli ir čia Justinas Jokminas pasaugo komandos draugo užnugarį. Taškai antrojų šansų. 4 atkovoti kamuoliai puolime. Ir antraisiais šansais 7 surinko Mažeikiai, tad praktiškai idealiai tas progas išnaudoja šeimininkai. Tiesa, dabar jau 5. 4 buvo po netaiklios baudos, 5 buvo Jokmino. O čia Margeris Normantas toliau tęsia savo solidžias rungtynes. Jau 12 jo pelnytų taškų. Valunta 2 prieš 2 su Justinu Jokminu. Urgis prieš Martyną Paliukėną. Ne taip ir lengva žaisti 1 prieš 1 prieš Paliukėną. Tuo Urgis įsitikina savo kailiu. Bandymas prasmesti kamuolį pro nugarą. Ir čia takibi gynyba priverčia Urgį tiesiog pasiklysti savo veiksmuose ir užfiksuotas žaidimas koja. Ryto komandos ataka. Gudaitis. Dar vienas aukštas perdavimas ir šį kartą kamuolys pasiekė Artūrą Gudaitį. Galiausiai prie Gudaičio Kasemecas liko, tad lengva duona Ryto aukštaūgiui. Vėl Urkis su kamuoliu iki galo ir Armando Urkio. Dar 2 taškai. Tik 5 taškus šiame sezone jis užbaigė rungtynes su 2-ženkliu naudingumo balų skaičiumi. Šiuo metu 12 taškų, 13 naudingumo balų. Normantas laisvutėlis pro šalį. Valuntos atkovotas kamuolys ir bent jau per tas 3 pirmasias trečiojo ketvirčio minutės antrųjų šansų faktiškai neatiduoda Mažeikių Ambesky Delamold svečiam iš Vilniaus. Jokminas nesiryžta atakuoti. Atiduotas kamuolys Urkiui. Žingsnelis į šoną ir nesėkmingas Armando Urkio bandymas. 5 dvitaškius pataikė, bet abu tritaškai netikslus. Sargiūnas. Ir vėl Artūro Gudaičio nori ieškoti Vilniaus Rytas. Zdanavičius išmuša kamuolį į užribį. Gali tęsti ataką vilniečiai 8 sekundės.
Keičiasi perdimai su Sergiūnu Paliukėnas. Yra ten pražangos, Normantas priverstinis ir taiklus. Margirio Normanto tritaškis. 15 kapitono taškas. Ir tikrai Normantas rodo, kad ir būdamas, atrodytų tokios prastesnės formos atkarpoje, gali iššauti ir gali žaisti labai naudingai. Jogmino super sudėtingas metimas. Vilnius Rytas turi rekordinį 20 taškų pranašumą. Iš tolizai vienas flagas meta netiksliai ir Jogminas atkovoja dar vieną kamuolį čia. 4 prieš 1 greitoje atakoje. Zdanavičius žaidžia kantriai. Ir kiek sumažėja Vilniečių persvara čia vos. Margeris Normantas nepataiko iš savo aikštės pusės į krepšį, bandydamas atlikti perdavimą Artūrui Gudaičiui. Lago pražanga prieš Amandą Urgį. Antroji komandinė. Ir tik pirmoji asmeninė. Gytis Masiulis aikštėje vietoje Artūro Gudaičio. Valunta iš toli yra. Pavyksta pataikyti Valuntai. Trečias tikslus norimas metimas. 3 iš 22 šį mėnesį ir 3 iš 5 šį vakarą. Tikrai geros Šarūno Valuntos rungtynės. Reikia tiesiog kaip oro reikia. Naudingų pasirodymų Mažeikiam. Valunta ir Urkis šį vakarą traukia komandą pirmyn. Nori priekį patimti Rytą bando Ignas Sargiūnas. Ketvirtasis jo taškas. Netrukus įpusės. Trečiasis kėlinys. Normantas. Flegui iš toli. Nėra. Nėra pražangos. Žaidimas tęsiasi. Ir čia greitame puolime Valuntos pražanga prieš Gytį Masiulį. Flegas ir Sargiūnas padeda Masiuliui pakilti nuo parketo. Čia įpusėjęs trečiasis ketvirtis. Kokia graži šeimyna. Ir smagu, kad iš tikrųjų prisirinko čia tų žmonių. Likus 20 minučių prieš rungtynes atrodė, kad visai situacija bus liūdna, bet 420 žiūrovų ir tikrai ir triukšmo, ir atmosferos, ir nėra to pojūčio, kad kažkaip labai jau čia tyloj vyktų tas susitikimas. Prie to, žinoma, stipriai prisideda B tribūna. Nepatikėjusi iš Vilniaus važiuoti į Telšius. Jų palaikoma komanda priekyje 69-50. Valunta rezultatyviausias šiandien savo komandoje. Viskas baigėsi klaida, greitas Ryto puolimas, kuris taip pat nesėkmingas. Bet ir šitie epizodai parodo tą tokį ne iki galo pasitikėjimą savimi. Atrodo, sugalvojo ką daryti, bet taip trečdalių sekundės per vėlai tą padaro Jacksonas Cartwrightas. Ir čia komandos apsikeičia klaidomis. Kasamecas. Jogminas nugarą į krepšį atakuoja Gytį Masiulį. Ir jis įrašo 2 taškus. Gerai išcentravo Jogminas Masiulį. Ryto ataka. Jacksonas Cartwrightas ieško Masiulio. Prie jo pora oponentų. Bet dabar labai tikslus, aukštas perdavimas, idealiai sukurta galimybė Gyčiui Masiuliui. Jau 20 rezultatyvių perdavimų. Tokie skaičiai prie Ryto pavadinimo. Dar viena Mažeikių klaida. Ir dar vienas Ryto dvitaškis greitoje atakoje. Dabar jau stabdo žaidimą Marius Kiltinavičius. Jo auklėtiniai ima vis dažniau klysti. Rungtynės ima vis labiau. Ir tos pastarosios 3 rungtynės, kai Sukmailas Matonas paliko komandą. Po 3 mačai
klaidų gerokai daugiau nei rezultatyvių perdavimų. Kasemecas. Zanavičius, pašokintas varžovas. Pats iki galo bando žaisti Tomas Zanavičius. Ir išprovokuoja pražangą be stos. Mesti baudų metimų. Paminėjai Vilhelmai Sukmailą Matoną ir kai čia pastarąjį kartą komentavom rungtynes, irgi tų veikėjų čia buvo daug daugiau. Ir Jonesy Collinsas, ir Kajus Brunkė. Bet bendrai paėmus A.J. Englishas, D.J. Feneris, Giedrius Staniulis, taip pat Mikelis Kirvisas, Džamiras Harisas, Jarūnas Vanderlistas, Tekelė Kotonas. Čia nauja komanda gali surinkti. 23 žaidėjai sužaidė bent vienas rungtynes Lietuvos krepšinio lygoje. Šiame sezone su Mažeikių apranga ir tik 3 iš jų sužaidė bent 20 rungtynių. Jų vardai yra tenai, tame plakate. Tie 3 žaidėjai tai Šarūnas Valunta, Tomas Zanavičius ir Amandas Urkis. 3 minutės lieka iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Ryto atsarginių žaidėjų Solelis ten sulaukė įspėjimo po pastarosios pražangos. Ąžuolas Tubelis vėl švysteli tritaškį iš kampo. Trečias taiklus jo tolimas metimas šį vakarą. 14 taškų, 4 atkovoti kamuoliai. Tokie Ąžuolo skaičiai. Urkis. Iki galo, kairė ranka. Ir vėl dar vienas epizodas, kur galime įsitikinti, koks tai šoklus žaidėjas. Čia tiesa niekas nei greitai, nei šokliai nespėja prie Ąžuolo Tubelio. Dar 2 jo taškai. Kitoje aikštės pusėje taip pat sėkminga ataka. Vėl 20 taškų skiria komandas. Dabar jau labai greitą krepšinį bando žaisti Vilniaus Rytas, labai trumpos atakos. Mažeikiam sunku išsilaikyti ir išlaikyti tokį žaidimų tempą. Pamuštas kamuolys. Tiesa, tą kamuolį labai greitai susigrąžina. Beskė Delamaut vyrukai. Kasemecas rikiuoja komandos draugus. Su kamuoliu įsiskiria tik dabar Jogminas iš viršaus. Kaip aklaimiškai grūdas nukrenta ir iš dangaus kamuolys Justinui Jogminui. Kryžanauskas šią kamuolį pamuša ir viskas baigėsi dėjimu iš viršaus. Justinas Jogminas studentų pirmenybėse berods laimėjęs ne vieną dėjimų konkursą. Primena, kad tikrai gali šį žaidimo elementą išpildyti labai gražiai ir užtikrintai. Jacksonas Cartwrightas. Čia savo stichijoje metimai iš vidutinio nuotolio po driblingo. Įžengęs į dviženklę taškų zoną, jau 12 taškų Jacksono Cartwrighto sąskaitoje. 16 pelnė Gudaitis, 15 Normantas. Rezultatyviausi Vilniaus Ryto krepšininkai. Valunta. Ilgi žingsniai, tuo pačiu ilgai ir ore išsilaikė Šarūnas Valunta, kuris provokuoja pražangą. Tik pataisysiu tave, kolega, Tubelis turi 16 taškų. Irgi net kilstelėjau antokius, galvau, kada spėjo Gudaitis. 16 visgi taip. Gudaitis tik 6. Mažeikių pusėje Šarūnas Valunta ir Amandas Urgis turi po 14. Čia Valunta įsirašys ir 15 tašką. Sezone 16 iš 52 dvitaškių. Iki šiol buvo pataikęs Valunta. Prastesnį taiklumą visoje lygoje fiksuoja tik 3 iš 10. Pataikęs Radvilas Kneižys. Bet šį vakar abu du taiklus dvitaškiai. 3 iš 5 tritaškių. Dabar ir 3 iš 4 baudų. Valunta žaidžia tikrai labai solidžias rungtynes. Dabar įsėda ant suolo aikštėje Leščiauskas. Jonas Greivsas. Ant parketo atsidūrė Bartašius. Gražus jo šuolis ir dėjimas iš viršaus. Turiu omenyje, žinoma, Greivso, o ne Bartašiaus šiuo atveju. O čia šypteli sėkmė. M-basket Delamaut nuo Greivso rankos kamuolys skrieja už aikštės ribų. Bet dar kartą Džeivonas Greivsas.
Du žaidėjai buvo greta jo, bet nei vienas, nei kitas nieko negalėjo padaryti šioje situacijoje. 9 sekundės dar turi Mažeikiai. Leščiauskas. Prieš Tubelį. Ir čia surizikuoja Jacksonas Cartwrightas. Prameta iš kampo Kasamecas, betimo kamuolį puolime Bartašius ir gauna bloką nuo varžovo. Galiausiai ten skaudžiai ant parketo krenta jaunasis Mažeikio aukštaūgis. Taip pat ant parketo ir Gytis Maciulis atsidūrė. Labai fiziška, kieta kova. 17-18 metų sezone debiutavo Šarūnas Valunta, vilkėdamas Pasvalio Pieno žvaigždžių aprangą. Vėliau sužaidė 6 rungtynių per 2 sezonus Šiauliuose. O dabar 24 metų gynėjas žaidžia karjeros rungtynės. Sveikinimai jam. Taip, linkėjimai, sveikinimai. Kasamecas. Ilgai nesiskiria su kamuoliu. Urkis. Pastebėjo Bartašius, šis praktiškai paskutinę akimirką spėja išmesti kamuolį. 7 Bartašiaus taškas. Plius pora atkovotų kamuolių. Kryžanauskas. Pastebėjo Masiulį. Ir labai drąsiai prieš Bartašių žaidžia Gytis Masiulis. Kairė ranka. Išmestas metimas tampa 2 taškais. Leščiauskas turi erdvės metimų iš vidutinio nuotolio, bet meta netiksliai. Masiulis, Greivsas, Jacksonas Cartwrightas, Tubelis ir Kryžanauskas. Ryto Venkitas aikštėje. Cartwrightas į baudos aikštelę ir kaip spėja susiorientuoti staigusis Vilniaus Ryto gynėjas. Trečiąjį kartą šiandien pelno 2 taškus su pražanga Jacksonas Cartwrightas. Atrodė, kad tas kamuolys jau pašoko tikrai ne pagal planą ir išlėks į užribį, bet spėja ten susigaudyti PJC ir baudos metimo prametimas jam neleidžia pasiekti kol kas geriausio rezultatyvumo rodiklio šiame sezone, o Kristupas Leščiauskas atsako 2 taškus su pražanga greitame puolime. Žaibiškai žaidžia Mažeikių Embasket Delamaut. Ir čia Amando Urkio 2 rezultatyvūs perdavimai paeiliui. Dabar jau kiek labiau pritarčiau Vaidui Leliugai, kad yra Paliukėno žaidimo tokių šešėlių Amando Urkio pasirodėme. Tas gebėjimas būti antriniu žaidimo kūrėjų aikštelėje ir skirstyti perdavimus tą įspūdį tikrai sukuria. Taip, 14 taškų, 4 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai, pora perimtų kamuolių, kas taip pat būdinga Paliukėnui. Paliukėniška statistikos eilutė, iš tiesų. Kas pasiims kamuolį, jis rankose krito Kasamecui. Ir čia Gytis Masiulis muša kamuolį, bet Leščiauskas buvo netoli to, kad sugrąžintų kamuolio kontrolę Mažeikiams. Galiausiai jis tiesiog išmuša žemę iš po kojų Gantui Kryžanauskui ir yra baudžiamas asmeninė pražanga. Jau 4. Leščiauskui, tad ties iškritimo riba atsiduria Leščiauskas. Kryžanauskas pataikė 2 tolimus metimus pirmoje rungtynių pusėje ir dabar prideda 3. Vilniaus Rytas sumetė 12 tritaškių iš 30 bandymų. Leščiauskas atsako tuo pačiu. Kristupo Leščiausko, taip, jau 10 pelnytų taškų. Čia Kryžanauskas aikštės kampe. Gražus kamuolio judėjimas, visi 5 žaidėjai prisiliečia prie kamuolio atakos metu. Ir galiausiai Bartašiui fiksuojama asmeninė pražanga. Greivsas susikaupęs. Pataiko pirmąjį baudos metimą.
Laukia ir dar vieną progą papildyti savo taškų taupyklę. Nėra. Urkis pirmasis prie kamulio. Žingsniai fiksuojami Mažeikiams šios atakos metu. Ir Šarūną Valuntą grąžina į aikštę. Marius Kiltinavičius. 16 kartą suklydo Mbenskė Delamaut, o Rytas po klaidų pelnė 23 taškus. Nuoširdžiai tikėjausi, kad tas skaičius bus didesnis šį vakarą, kalbant apie Mažeikių prarastus kamuolius. Žinoma, dar nemažai laiko lieka šį vakarą, bet iš dalies maloniai nustebino Basket Delamaut. Čia Igno Sargiūno prasiveržimas ir užtikrinti taškai. Susigrąžina rekordinę persvarą Vilniaus Rytas, plius 22. Valunta. Kapašius. Iki galo 2 taškai Žygimantas Bartašius. Gražiai įveikė Ąžuolo Tubelio gynybą. Bet vėliau patikėjo prišokti prie Gyčio Masiulio. Ir vėl labai trumpos Vilniaus Ryto atakos, greitai ieškoma tų pranašumų situacijų. Čia klaida lygioje vietoje ir Masiulis per nugarą. Dar ir gerokai patasydamas krepšio konstrukciją čia Telšių arenoje. Po šio perimto kamuolio ir dėjimo iš viršaus vandens pertraukėlės prašo Marius Kiltinavičius. Bet nei vienas, nei kitas oponentas neišgąsdino Vilniaus Ryto legionieriaus. Leščiauskas, Jokminas, Valunta, Stanavičius ir Urkis. Mažeikių penketas aikštėje ketvirtajame rungtynių ketvirtyje. Leščiauskas. Ir dar viena klaida. Greivsis siunčia kamuolį Jacksonui Cartwrightui ir Urkio sąmoninga pražanga. Antroji asmeninė, ketvirtoji komandinė. Šiame kėlinyje Rytas taisyklės pažeidė vos sykį. Cartwrightas, aukštai pakilęs Gudaitis. Sargiūno netikslus tolimas metimas, bet dar vieną šansą susikūrė svečiai iš sostinės. 8-ąjį kamuolį atkovojo Gudaitis, pusė jų puolime. Jacksonas Cartwrightas laisvas iš kampo, vis vieną tritaškį metą netiksliai. Greivsas išsaugo kamuolį, Tubelis įskraidina tritaškį. Ąžuolas Tubelis šiandien 4 tolimus metimus pataikė. Iš 5 bandymų, tad tikrai labai solidus jo pasirodymas. Gudaitis sako, kad jeigu tai ir yra Valuntos karjeros rungtynės, tegul apetitas bevalgant neužauga per daug Šarūnui Valuntai. Ir Gudaitis Greivsui iš kampo, 3 taškai. Vilniaus Rytas su jau 14 taiklių tolimų metimų šį vakarą. Žengia į triženklę taškų zoną Vilniaus Rytas 3 kartą iš eilės bet seif Lietuvos krepšinio lygoje. O žaisti lieka dar beveik 5 minutės. Ne tik 3 kartą iš eilės, bet ir 5 kartą per pastarąsias 8 rungtynes. Rytas sumeta bent 100. Ir ta proga reklaminė pertraukėlė. Jų komandinėje statistikoje 7 rezultatyvius perdavimus Vilhelmui atliko Martynas Paliukėnas. Oho, net sunku prisiminti, kada paskutinį kartą iki šios akimirkos net aikštėje buvo. 10,5 minutės, 7 rezultatyvūs perdavimai. 0 taškų, nei vieno metimo iš žaidimo. Kienas. Gudaitis tarp 2 varžovų. Čia Leščiauskas norėtų pražangos puolime, sako, kad gavo į smakrą po kontakto su varžovo aukštų ūgiu. Ir
bet tai yra 5-oji jo pražanga ir negana to, išeidamas iš aikštės jis dar užsidirbo ir techninę. 6-oji asmeninė. Karjeros rekordas. Jau pagerint sudėtinga būtų. Piktas Leščiauskas. Bet čia Artūras Gudaitis prieina prie Kristupo Leščiausko. Labai gražus gestas. Nenurimsta Leščiauskas ir ant atsarginių žaidėjų suolelio. 8 žaidė Mažeikiai šias rungtynes. Bartašius sužaidė 13 minučių, mažiausiai komandoje. Ar teoriškai lieka 7 žaidėjai iš tos nominalios rotacijos. Taip, Urbaitis ir Pocevičius nebuvo pakelti nuo suolo. O taiko baudos metimą Gudaitis. 106-72. Ryto sezono rekordas 118 taškų tose kosminėse rungtynėse su Šiauliais, kurios vyko Active Vilnius arenoje. Toje pusėje Jogvinas renka taškus. 15 taškų, 5 atkovoti kamuoliai, 17 naudingumo balų. Toligėnas ieško Gudaičio, Gudaitis nepagaili perdavimo Greivsui, šis, na taip, lipa į medį, susidūrė su Zdanavičium, prieš kurį čia fiksuojama Igno Sargiūno pražanga. Tik antra komandinė. Ir antroje rungtynių pusėje Giedrius Žibėnas neprašė pertraukėlių. Pirmoje porą kartų kvietė žaidėjus pasikalbėti. Antrajame ketvirtyje, kai atrodė, kad Mažeikiai visai taip kėsinasi priartėti pakankamai grėsmingai šių rungtynių kontekste. O čia ir Marijaus Kiltinavičiaus pareikalauti. 32 taškai skiria komandas. Čia peržiūra, po kurios nebuvo skirta nesportinė pražanga. Mažeikių sirgaliai vis dar negaili gerklių ir triukšmingai palaiko saviškius Telšių arenoje. Pastarąsias 3 rungtynes Mažeikiai pralaimi vidutiniškai 42 taškų skirtumu. Oi. Šiandien minus 32. Kaip ir sakėjai. Ir vėl Vilniaus Rytas į greitesnę ataką stabteli Sargiūnas. Greivso taip pat akivaizdus perdavimas. Ir Kasamecas užbaigia greitą ataką 2 taškais. Ketvirtasis Esto taškas, iki šiol turėjo minus 1 naudingumo balą. Taip pat tikrai sunkus sezonas. Bet ir ta galimybė išsibandyti save aukštesnėme lygyje. Jeigu reikėtų spėčiau, kad kitais metais jis vėl žais Latvijos Estijos pirmenybėse. Labai realu, labai realu. Klysta Vilniečiai. O čia ir Tado Pocevičiaus eilė pasirodyti aikštėje. Aštuoniolikmetis gynėjas. Taip keista, kad 18-metis yra gimęs 2007 metais. Sunku patikėti. Kažkaip atrodo, kad 80 kažkelinti buvo prieš 20 metų, o ne 2007. Jokmino taiklus tolimas šūvis. 18 Justino Jokmino taškų, karjeros rekordas BetSafe LKL 21. O čia Džeilono Greivso taiklus tolimas šūvis. 18 jo taškų. Vilniečiams daug žaidėjų rinko daug taškų. Labai toks tolygus pasiskirstymas puolime. 19 Tubelio, 18 Greivso, 15 Normato, 15 Masiulio, 14 Jacksono Cartwrighto taškų. O 9 pelnė Kryžanauskas ir Gudaitis. Beje, Margeris Normantas perėmė 5 kamuolius per 18 sužaistų minučių.
ir liko per vieną perimtą kamuolį nuo sezono rekordo pakartojimo, kalbant apie visą Lietuvos krepšinio lygą. 6 kamuolius perėmė vienintelis krepšininkas šiais metais, čia Gudaičio dėjimas iš viršaus. Tas vienintelis krepšininkas yra Edas Krosvalas. Irgi nebūčiau pasakęs iš 10 spėjimų. Čia galvas, gal Dešūras Bui per kažkurias rungtynes galėjo kažką panašaus. Pirmauja jis lygoje, jeigu neklystu, pagal perimamų kamuolių vidurkį. Bet būtent Krosvalo 6 perimti kamuoliai. Greivsas iki galinės linijos. Geras perdavimas Gantui Križanauskui, kuris nuo lentos meta netiksliai. Gudaičio 10 atkovotų kamuolių, 11 pelnytų taškų. Ir į aikštę žengia ir Domas Urbaitis. Abudu jaunieji Mažeikių krepšininkai gauna savųjų minučių. Jau užsiminė apie Krosvalą. Šiandien jis registruotas, žais rungtynės, kur Nebėžis OptiBet susitiks su Jonavos Sybet iškart po šių rungtynių nuo 19 valandos per BTV. Netikslus Danavičiaus perdavimas Jokvinui, kirtusiam palei galinę liniją. Na beje, Domui Urbaičiui Vilhelmai yra vos 15 metų. Tai 15 metais. 2009, 9 rugpjūčio 8. Metai bėga. Penktosios Urbaičio karjeros rungtynės. Dabar galimybė žengti į aikštę, dvikovoje su Lietuvos krepšinio lygos čempionais. Kibus Martynas Paliukėnas. Lieka 30 sekundžių, Paliukėnas, jis tiesiog neturi jokios žemesnės pavaros. Jis visada yra 120% pastangų aikštelėje. Jau 8 rezultatyvius perdavimus atlikęs. Ir Pocevičius čia buvo labai netoli taškų. Rytas kaip ir gali laikyti kamuolį savo rankose iki rungtynių pabaigos, bet Sargiūnas dar švysteli tritaškį, jo pataikyti nepavyksta. Ir čia Urbaičio atkovotas kamuolys. Domas Urbaitis. Gana. Deja. Nėra ir tai yra viskas. 113-81 Vilniaus Rytas švenčia pergalę prieš Mažeikių M-Basket Delamaud 20.